Šiandien mūsų laidoje labai įdomus svečias, Nevėžio arenos balsas Nedas Stankevičius. Šiuo metu 19 metų vaikinas studijuoja Vilniuje, bet savaitgaliais pravažiuoja į gimtuosius Kėdainius, kur visus mus džiugina vesdamas Nevėžio rungtynės. Arenos šeimininkai Kėdainių Nevėžys! Nedai, ko gero visus Nevėžio sirgalius domina vienas klausimas. Ar tu su Tomu Stankevičiumi, trenerio asistentu, esate kažkaip susiję giminystės ryšiais? Iš tikrųjų, jeigu mano giminėje yra viskas taip, kaip aš žinau, tai mes tada nesam giminės. Jeigu tikrai niekas nebuvo nusukęs į kairę pusę, tai mes nesam giminės ir aš ten papuoliau tikrai ne dėl to, kad... Ne dėl Tomo Stankevičiaus. Kaip pradėjai vesti Nevėžio rungtynės? Nevėžio rungtynės vėlgi pradėjau vesti per nesusipratimą, galima sakyti. Mes kūrėm su Kėdainių jaunimu tokią laidą Kėdainietis TV ir pasikvietėme į pačią pirmąją laidą, kuri buvo apie sportą, tuometinę Kėdainių direktorę Vitą. Ir mes ten ją... Kėdainių Nevėžio direktorė, atsiprašau. Ir mes ten ją labai linksmai pašnekinom, pasijuokėm. Ir aš buvau Kaune gal apie 1:30 nakties. Neklausk, ką aš ten veikiau. Ką ten veikiai? Neklausk, ką aš ten veikiau. Ir 1:30 nakties man rašo Nevėžio klubo direktorė. Ar nori pravesti varžybas? Nei labas, nei kaip man sakys, nori pravesti varžybas? Prašau, taip noriu. Gerai, susisieksim. Viskas. Ar gali pasakyti mums savo legendinę frazę labas vakaras Kėdainiai? Tuo balsu, kaip aš sakau. Labas vakaras, ponios ir ponai, vakaras Kėdainiai! Labai nori. Labai sunku prieš kamerą tai sakytis, bet aš visada atsistoju. Atsistok. Pasiemu dokančiaus mano mikrofonas. Aš visada persižegnoju. Nežinau kodėl. Būna taip, laikrodis ten yra ir lieka galbūt 20 sekundžių. Aš padėjau taip trykti vietą, jau man ir į tualetą noris, ir ten viskas kyla. Tada aš taip persižegnoju, išbėgu ir sakau, labas vakaras, ponios ir ponai, labas vakaras Kėdainiai. Ir tada dažniausiai pakartoju, nes žmonės labai pasyviai tai sureaguoja ir aš sakau, aš kažko nesupratau. Ir vėl pakartoju tą frazę. Tada jau aktyviau sureaguoji? Jo, tada aktyviau. Nedai, ar tavo tas mėlynas kostiumas yra priderintas prie šių metų LKL trenerio aprangos? Taip, aš buvau gavęs pasiūlymą treniruoti Kauno Žalgirį ir aš iš pradžių sutikau ir man jau pasiuvo kostiumą, viską pagal mano išmatavimus, bet tada aš persigalvau ir įstojau į Vilnių. Taip jau gavosi, kad aš negalėjau to pasirinkti. Koks kuriozas iš praėjusių metų sezono galbūt yra tau labiausiai įstrigęs atmintyje? Atmintyje tai buvo vienos varžybos, vėlgi negaliu pasakyti tiksliai prieš ką mes žaidėm. Bet jau buvo tas momentas, kai aš jau buvau įsivažiavęs ir jau ateidavau į areną ir jau žinodavau, ką turiu padaryti, kaip turiu padaryti ir žinau, kada padarau gerai, kada negerai. Jau viską supratau. Ir po varžybų prie manęs prieina toks pagyvenęs vyriškis, tvarkingas, su kostiumu, su šalikėliu. Ir jis man paspaudžia ranką ir mane pagiria. Aš taip jį pasižiūriu, tarsi galvoju, prasme, ko čia nori, tai gal dabar visi eikit ir mane žinai girti. Ir aš iš sekretariato kolegijai sakau, kas čia, žinai, tau sako, tu nežinai, kas čia? Ne, kažkoks vyras iš šalikėlių. Sako, turi ką nors bendras Lietuvos krepšinio, sako, čia yra Romualdas Brazauskas. Ir tada išvardė, kokias pareigas Lietuvos krepšinio lygoje jis eina ir aš tada, Romualdas Brazauskas mane pagirė. Ir man tada buvo labai smagu ir aš grįžęs namo visiems papasakau. Visą savaitę kalbėjau tik apie Romualdą Brazauską praktiškai. Nedai, kaip manai, kaip šis sezonas baigsis Nevėžiui? Kelintą vietą užims? Aš bijau prognozuoti kažkokią tikslę vietą, bet aš nuoširdžiai tikiu, kad bus aukštesnė negu praeitą sezoną. Ir manau, kad galbūt kažkur ties viduriukų galbūt net pateksime į kitą etapą. Aš beveik nebijoju, kad pateksim į kitą etapą. Aš linkęs nuoširdžiai tikėti ir kol kas man patinka tas žaidimas, kurį įrodo, pagalvojus apie jų sudėtį ir visą tą padėtį, tai jie tikrai gerai. Na, o kitas mūsų pašnekovas bus Grantas Džonsonas, rezultatyviausias LKL savaitės žaidėjas. Jam klausimus užduoti galite komentaruose. Ir įdomiausio klausimo autorius, kurį išrinks pats Grantas, laimės 2 bilietus į Nevėžio rungtynes.